Dešinė, Mindaugas Viršinas tarp jų. 10 kilometrininkai, paplokite jiems. Pirmieji 4 dalyviai. Tie braliukai iš Latvijos kažkur tai... Gal paklydo? Bet iš Baltarusijos tai sakyčiau Europolį nuvažiavo, bet čia... Joza dabar ten didesnės nuolaidos. Gerai, dar vienas, paplokime dar vienam bėgikui. Ir matome, kad artėja prie 5 km finišo linijos. Kasparas Briska, 2.947. Numeris 1.464, kerta finišo liniją, 5 km laimėtojas. Dovydas Pašys. Dovydai, pirmieji, kaip sako, karšti įspūdžiai. Visas karštas, srūvantis prakaitų Dovydas, bet laimingas. Taigi, 5 kilometrai. Nepastebėjau 10 km lyderį. Na, gerai. Nesėbu. Mėgėjai, tai labai gerai. Tu, Dovydai, gal tu čia startavai tarp tų, kurie išbėgo 3 minutės po? O, šiaip trasa ir visa kita. Nebuvo greita prieš tai, iš tikrųjų. Skainumo, tai rekordam gerai. Tai rezultatas pagal laikroduką kiek? Apie 16 minučių. Tai tau čia į rekordų pusę? Man labai gerai. Šaunuolis, Dovydas Tašys. Ačiū Dovydas, šaunuolis, paplokime jam dar kartą. Dovydas pirmasis gauna medalį, o štai ir Valda Kirkytė Rasa Drazdauskaitė. Merginų duetas. Bet kaip stiliovai apsirengusi. Tikros Amazonės, trūksta lango ir strėlių. Ir pablokite neklistų trečios vietos laimėtoją. Andrėjus Jegorovas ir Augustas Jakubinas. Kol kas toks yra prizininkų trejetas. Živilė Balčiūnaitė, kuri kol kas yra trečia merginų grupėje po pirmų 5 kilometrų. Finišas irgi pavėjui. Taip, ir dabar vėjas sustiprėjo, tai tiems dabar bėgantiems labai yra palanku kirsti finišo liniją galbūt lengviau. Štai žmogus net skrenda, atrodo, žiūrėkit. Net pakilęs į orą buvo. Taigi, Dovydas Tašys, Andrėjus Jegorovas, Augustas Jakubinas. Nuo Augusto atsilikęs 7 sekundės finišavo Gediminas Pajėda, užima 4 vietą. Vytautas Jasepčikas dar plus 9 sekundės ir tai kol kas 5 rezultatas. Sėkmės visiems, kas pradeda antrą ratą. Iki finišo dar 5 km. Štai greitojo kurjerio komanda pradeda finišuoti. Atminimo medaliai visiems bėgikams. Ir vanduo ten greta registracijos palapinės, jeigu ką. Pablokit finišuojantėm ir laukiamės lyderių merginų grupėje. Spėjau, kad tai gali būti viena arba abi sesutės Vilčinskaitės, Milda ir Monika. Nors gal jas bėga ir 10 km, dar sunku pasakyti. Kol kas sveikinimai Dovydui Stašiui, tapusiam nugalėtojų, o Andrėjus Jegorovas antrą kartą užima antrą vietą, kaip ir kilometro nuotolyje. Ir trečias yra Augustas Jakubinas. Laukiam. Ir štai pirmoji mergina 5 km nuotolyje. Su mažia šypsena, pablokite, palaikome ją.
Rūta Marija Trimonytė, jeigu neklystam, yra ta lyderė mergaičių grupėje, kur jau pabėgo. Rūta Marija, jeigu ką. Marija. Taip, 5 km finišuotojai neria stačia galva tiesiai į medalių kilpas ir jau gali atsikvėpti, išgerti vandens. Tuo tarpu 10 km, dar tikrai nemaža masė žmonių yrėsi į priekį ir jiems dar vienas ratas 5 km. Na, aš turiu šalia Rūta Marija Trimonytė, tai tave vis dėlto labiau Rūta ar labiau Marija reikia šaukti. Kai greitai bėgi, tai Rūta, ne? Tai toks ir buvo tikslas būti pirmąją, ar galvoju irgi prasibėgsi, čia kažkam 5 km lengvas apšilimas. Galvoju, prasibėgsiu sekmadienį. Tai va, jeigu tavo sekmadienio vakaras, tai ką vakar veikia, aš neklausiu. Kelintą namo parėjai. Kaip trasa, kaip įspūdžiai? Aš labai gera, ačiū. Rezultatas tau pačiai geras, gal asmeninis rekordas. Rezultatą nemačiau. Nu, pirma vieta rezultatas. Žodžiu, niekur nepabėg 11:30 apdovanojimas ir 5 km nugalėtojus ir prizininkus, o tu tarp moterų pirma apdovanosim pirmiausia. O tavo kolegė užimantį antrą vietą prabėgo ir trečioji. Taigi, kol kas Rūta Marija Trimonytė nugalėtoja, tuoj paskelbsim, kas moterų grupėje užėmė antrą ir trečią vietas. Kristina Zajančkovskaja ir Kristina Gudaitytė. Veronika Sink. Trečia, ko gero, bus Gintarė Vizgaitytė. Na, bet kur atveju, prizininkus mes apdovanosim 11:30 minučių. Kol kas sėkmės visiems ir gero kelio antrajame rate, kas pradeda 10 km nuotolio antrąją pusę. That would work, and my vision isn't perfect, so I don't need alert for it. Don't wish for some change like a church worker. Pradeda antrą ratą ir Almantas Leika, Lietuvos kariuomenės sausumos kariuomenės, man atrodo, sausumos pajėgų vadas. Vis maišau, ar sausumos ar oro. Mes su Almantu savo laiku visai neblogai buvo pažįstami. Ir dabar štai, didelis kariuomenės bosas. Tarp kitko, nemačiau, ar jau prabėgo, bet ko gero, jeigu net, tai netrukus pamatysime Antaną Valionį, Lietuvos Respublikos ambasadorių ypatingiesiems pavedimams, kuris irgi bėga 10 km nuotolį. Tarp kitko, mūsų valdžios vyrai, reikia pripažinti, nesik yra dalyvavę įvairių, kaip sakyti, ten amžiaus grupų nėra, įvairių parlamentarų bėgimo varžybose ir Algirdas Sysas irgi mėgėjas bėgti ir pusę maratono netgi ir visą. Ir Antanas Valionis, todėl nieko stebėtino, kad mūsų valdžios vyrai tikrai kartais būna gerų pavyzdžių. Ir šiandien, kai bėgama tokiame bėgime, skirtame narystės Europos Sąjungai 10-mečiui, smagu, kad tarp bėgančių yra žmonių, kurie prisidėjo prie to, kad prieš 10 metų mes būtume priimti Europos Sąjungą. Paplokit visiems finišuojantiem, medaliai visiems, vandenėlis atsikelti prie registracijos palapinės ir dar sykį pakartosiu, kad apdovanojimai 11:30. Taip pat apdovanosim vyriausius ir jauniausius bėgikus. Galbūt dar pamatysime ir tas dvi moterų grupės prizininkės, kurios savo prizų neatsiėmė už 1 km nuotolį. Štai koks finišo spurtas. Na, ne visi tokie jau džentelmenai, aišku, kai kova eina dėl pačių aukščiausių rezultatų, dėl asmeninio rekordo sekundžių, tai nieko stebėtina. Dar vienas ratukas, dar 5 km, tiem, kas bėga 10-tuką.
Kiti, kas finišuoja, tai parbėkit čia, aišku, į mūsų kairesnį kraštą. Na, štai su kokiam šypsenom veiduose, žiūrėkit, finišuoja mūsų dalyviai. Ir jaunesni, ir vyresni. Pagal amžiaus grupės mes dalyvius ir prizininkus surūšiuosime, sakykime, suskirstysime tik 10 km nuotolyje. Penketuką bėgantys visi, sakykime, bėga bendroje kompanijoje. Ir 14-mečiai ir 74 metų bėgikai. Bet kitką, jau minėjau, kad apdovanosim pačius jauniausius, tai organizatoriai kol kas turi savotiško galvos skausmo, nes yra užsiregistravę ir 1 km nuotolį, na, spėjau, kad ne savomis kojomis, bet pas mamą arba pas tėtį ant krūtinės, ant rankų arba vežimėlį įvykė 2014 metais gimė bėgikai ar bėgikės. Na, bet kuriuo atveju jų šeimas, organizatoriai ir Orlik 5 Lenkų kariškiai saugantis Baltijos šalių oro erdvę pakvies į Šiaulius aplankyti Lenkijos kariškių bazės ir ta ekskursija, manau, kad daugelį bus tikrai įdomi ir įsimintina. Jauniausiam ir vyriausiam varžybų dalyviui su šeimomis. Orlik 5 kvies į Lenkiją. Na, štai čia spurtas ir paskutinį metrį kažkas nusprendė bėgti prieš eismą. Antras ratas, supratau. Nieko tokio. Na, čia aišku, niekas jau bėga ne dėl pačių aukščiausių rezultatų, ne dėl pačių aukščiausių vietų. Tai tiem ten kelios sekundės nėra labai ypatingai didelis skirtumas. Svarbu, šypsenos veiduose, gera nuotaika, gera savijauta ir geras energijos užtaisas naujai savaitei. Taip, šiais laikais bėgti ne tik naudinga, bet ir madinga. Labai madinga sporto šaka. Ir tai yra akivaizdus įrodymas šios dienos renginys, kuriame dalyvauja 2,5 tūkstančio bėgikų. Ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų užsienio valstybių. Ir nuo starto praėjo daugiau negu 27 minutės, taigi spėjau, kad po kokių 2, 3, maksimum 4 minučių mes čia pamatysime. Na, galima aišku pažiūrėti, nors dabar ką jau ten atskirsi, kas ten anai pusėje upės bėga. Ar tie, kurie bėga pirmą ratą, ar tie, kurie bėga antrąjį. Štai linija išsitęsusi, kažkas netgi manau, kad ratu palys lėtesnius kolegas ir varžovus. Na, lyderius lydi motociklininkai, tai aiškumas bent toksai, kad mes juos pamatysim ten, jeigu aš neklystu, vis dėlto buvo 3 Lietuvos bėgikai ir 1 iš Latvijos. Latvijos vilkėjo kažkaip keistai, bet tokius žalius lietuviškus marškinėlius. Atrodo, kad tai buvo Kaspars Briska. Štai žiūrėk, kokie finišo spurtai. Mėly žiūrovai, palaikykite finišuojančius 5 km bėgikus, o taip pat įkvėpkite